Sveiki, su jumis vėl Tomas ir šiandieną patobulinsime savo ikoną. Taigi, jeigu susikūrėte kažką štai tokiu, galite tiesiog nedelsdami, tiksliau, tiesiog aš nedelsiu ir pradėsiu jums ją patobulinti. Taigi, ką galima padaryti? Visiškai aš įsiblaškęs, žinokit. Nežinau, apie ką aš kalbu. Taigi, susikūrėme kažką tokio vėl. Ką čia galim padaryti? Pažymėti kažką. Load selection spaudžiam. Žinokit, aš labai daug velsiuosi, taigi gali būti, kad vėl čia išės koks 10 minučių video. Taigi, susikūrėme vėl naują layerį virš šito. Nadažome visiškai baltai. Ne, palaukit, man reikia. Būkite tikrai, kad tai yra 100% hardness. Gerai, ką toliau mums reikia daryti? Skurti vėl štai tokį naują dalykėlį, jį sumažinti. Oi, blemba, ką aš čia darau? Laikydami Shift ar Alt jį mažiname. Nu, gal štai tiek užteks. Nors gal ne, gal tiek. Na, nežinau. Pasižymime jį. Ne, gal iš tikrųjų per mažai šiek tiek per mažą padarėm. Tai tokį padarysiu. Dabar žinoma bus per didelis. Ne, kaip tik ištriname šitą. Šito galim atsikratyti. Spaudžiant Ctrl D. Šitą šiek tiek pakeliam į viršų. Pakopijuojam tą patį, nuleidžiam į apačią. Nes taip reikia. Dar klausimas kyla. Gerai, žiūrim. Viskas čia kaip ir ok. Iš tikrųjų gal nereikia užtrinti ant visko. Taigi. Pasižymim. Prisiartinam šiek tiek. Išmokinsim dar su pentūlu naudotis. Taigi. Paspaudžiam ir laikydami. Darom kažką panašaus į mūsų ratą, nes mums to tikrai labai reikia. Sujungiame. Su Convert Point Tool spaudžiame Make Selection, Feather Radius 0. Ištrime tai nuo šito layerio. Ta patį padarysime ir su viršutiniuoju. Iki pačio vidurio. Gal maždaug šitaip čia gaunas. Ško nežinau. Svarbu kažkokį tai ratą išgausit ir viskas bus gerai. Čia šiek tiek per daug nuklydau. Net nežinau, kas čia darosi. Taigi, šičia tarkim. Nu, čia gal kažkas panašaus į ratą. Nežinau. Taigi, vėl sujungiame. Nelabai iš tikrųjų panašu, bet suais jūs vėliau pasidarysit ką nors geriau. Taigi, Make Selection vėlgi. Nutrinam tai nuo viršutinio layerio. Velnimo, kuris šitas viršutinis layeris. Kuris prakeiktas viršutinis layeris, aš dar kartą klausiu. Čia šitas. Velnimo. Daug ištryniau visko gero ir visko negero. Taigi, dar šį čia galite mažinti. Harder. Convert Point Tool vėl, Make Selection, žinot jau šitą. Maždaug bent jau žinot tikrai. Sujungiame šitos du. Taip, ko gero bus. Create Clipping Mask, štai čia gaunam tokius neblogus nušvytėjimus. Soft Light galit mest, galit nemest. Aš propaguoju tuos, kuriuos užmeta jį, nes tai iš tiesų labai geras efektas, dar gali čia padailinti. Jeigu visko iš pirmo karto nepadaryt. Štai kažkas jau kažkas panašiau. Dabar
Spaudžiame New Layer. Iš tikrųjų, gal reikia visus čia išjungiam. Paliekame tik šitokius rutuliukus, tutorialo nereikia. Patį backgroundą išjungiam. Gerai, pasirinkam Layer 7. Select, Load Selection. Velneva nieko čia negasigaus. Image, Apply Image, Filter. Dabar neatsimenu, žinokit, seniai įsidėjau prie Photoshop. Glow, ne, kažkas ne taip. Taigi, pasirinkam Edge Width. Čia galite maksimum, čia visiškai nuo jūsų priklauso. Wow, čia neblogai galima padaryti, iš tikrųjų, visokių magijų. Gali štai tai padaryti, užmestin Soft Light. Opacity 20 ar 50 galit. Visiškai priklauso nuo jūsų. 45 kokius pavarysim. Gerai, visus šiuos layerius užmetam ant viršaus, ko gero. Iš tikrųjų ne visus reikia, šitą reikia. Štai čia. Viską sujungiam. Kai matote, gauname neblogą visai tokį vaizdelį. To efektų visiškai kažkaip nesimato. Kas čia darosi? Ai, tiksliai, atsiprašau. Tai šitą efektuką, kurį ką tik pagaminom, užkeliame į viršų. Kaip sakiau, opacity padarom kokį KM5, kad tokį gražesnį gautųsi kampukai visokie. Vis dėlto gali jums ir prireikt, bet gali ir neprireikt. Pasirinkame layerį po šito. Nubrėžime tokias tiesias linijas. Nuėjame į brušą, padarome kokių 2 pikselių, hardness 100%. Convert point tool spaudžiame, stroke path, nespauskit simulate pressure, nes jums to tikrai nereikia. Spaudžiame delete path. Galime dar kokią vieną juostelę užmest. Vėlgi convert. Delete. Dar gal kokią čia užmesim vieną. Net nežinau iš tikrųjų. Vėlgi kur čia? Ikona. Stroke path. Ir vėl delete path. Čia kažkas jau tokio gaunasi. Pasirinkime dar žemesnį layerį, jeigu turit kokių custom brušų, jie tikrai jums labai pravers. Aš šiuo atveju turiu čia tokį keletą, gal net nerasiu. Ir pasirinkam gal čia kokį mandresnį debesėlį. Čia debesėlis nelabai gražiai atrodo. Iš tikrųjų net nematau čia nieko. Kokiu velniu aš tai padarau, tai net neįsivaizduoju, jūs geriau manęs neklauskite. Šitokių pabrūžinimų turim. Jeigu truputį pamažinti opacity arba užmesit soft lightą, šiuo atveju jis nelabai veikia. Jis dažniausiai neveikia su šitom juoda ir tamsiau, balta ir tamsiomis spalvomis, labai tamsiomis. Ir tai galbūt tiek patobulinimų jūsų jau sukurtam avatarui. Dar čia galit kokių juostelių su naujoju jūsų išmoktų metodų pavaryti. Dabar jeigu norit simuliuoti spaudimą, pasirenkam štai šitą su CS5. Jums reikės paspausti šitą. Jeigu turi CS4, CS3, jums automatiškai tai padarys su šitu. Hard round arba soft round. Čia kaip žinote hardnessas. Taigi jeigu numažintų hardnessą, gausim soft round. Jeigu uždidinsime, gausim tokį kietą visiškai. Taigi šiuo atveju pasirinkim šitą. Tokių dryželių sukursim dabar. Pagal pen toolą čia turėtų atrodyti visai nieko. Nors iš tikrųjų šūdas. Čia visur šūdas. Gerai, čia nubrėšime štai tokią liniją. Konvertinsim ir straukinsim. Taigi spaudžiame simulate pressure.
Ir pamiršau pasakyti, kad reiktų mažinti opacity labai didelį. Jei kokių 2, maksimum čia užteksim. Stroke path. Ir štai taip gaunate kažkokį tai žaibuką ar dar ką nors, nežinau, kur jūs čia norit. Tokį visai neblogą. Visai tokį nusmailėjantį į šonus. Jeigu nuimsime štai šitos 2, matysite, kas čia darosi. Taip išplatėja ir nusmailėja. Ką dar galima jums parodyti? Tarkim, jau turite tą juostelę, užmeskite Softlight kažkaip, kad negadintų darbo. Šiuo atveju jos mano atžvilgiu jos labai įniokoja. Todėl aš jas prislopinu, konvertinam, straukinam ir dalytinam. Nu, tai galbūt tiek šiam tutorialui. Susimatysim kitą kartą ir tik ko gero mokinsimės, kaip gaminti YouTube'o backgroundą.